Savo krevečių mailinykė, kur suleidžiu mamytės su ikrais krevečių išbarstyti kriukus, suleidau ir galaksiukus. Ir dabar aš jų suskaičiavau turbūt 14. 14 suskaičiavau. Gali būti ir daugiau, nes jie kai juda sunku skaičiuoti. Matot, kokie įsipūtę pilvai? Neturiu. Nei mikrovormsų šėrimui. Nieko, gauna tik sausą pašariuką. Ir čia gyvenančias ostrakodas ir ciklopus. Pilni pilvai. Dabar kelių ikrų surinkimas bendram akvariume, kelių mailių surinkimas bendram akvariume ir naršinimas, kai per dieną surinki 100, yra didžiulis skirtumas, kai surinki 100 ikrų. Nes tam reikia atskirų talpų, taip toliau, taip. Tai aš neužsiimu tokiu naršinimu kaip anksčiau, bet pasilikau 3 patinus ir patelę eksperimentams. Šitas mailius, kuris dabar yra, jis man pakeis mano dabartinius. Ateity, nes mažų žuvyčių reikia turėti tam, kad apėstų ostrakodas, visokius uodukus, kad akvariume neapsirastų, taip toliau. Nes kitaip akvariumas knibždėtų nuo ostrakodo. O ką aš toliau su tuo darysiu? Miksuosiu spalvas. Ta prasme, žaisiu su spalvom. Kai aš parduodu jauną Galaxy, kuris jau yra prieš poravimas, paaugliuką, 14, 16, 17 metų žmogaus amžiaus, tai yra sveikiausias amžius perduoti į kitą akvariumą, nes jie toj pat pradės neršti. Bet jie būna dar nepilnai spalvoti. Tas pats, kas žmogus. Pana gali atrodyti graži ir 13. Bet ji visai kitokia moteriškuma bus, būdama 25. Taip ir su žuvim. Šitas patinas yra žuvų amžium turbūt 30 metais. Palyginti su žmogaus amžium. Ar 40 metais. Ir aš dabar pilnai matau jos spalvas. Dėl to galiu tikėtis vaikų pagal jos spalvas. Žinau, ko tikėtis, kol visi jauni negali to atrinkti. Tai aš dabar su Galaxy žaidžiu konkrečiai su selekcija. Su keliom žuvytėm. Man daug nereikia. Kažkiek bus pertekliaus, bet aš nenaršinsiu jų 100 atskiruose akvariumuose. O, suleidau, išneršė krevetinė, paauga, žiūriu, kurį iš tų pasilieku ir taip toliau. Tiesiog dėl veislės, dėl spalvos. Todėl tie galaksiukai yra pageidautini. Jeigu matysiu, kad man čia, žiūrėkit, dar nesimata lyties, bet pagal tai, kaip žaidžia, jau yra aišku, kad čia yra 2 pacaniukai. Vat jeigu dabar taip eitų sugauti, tu žinotum, kad čia yra pacaniukai, nors tikrai dar nesiskiria niekaip, bet jie tarpusavį eina peštynių, panelės taip nedaro. Snargliai centimetrą dar neturi, bet jau konkurencinių žaidimų žaidžia.